fantastiškas, labai patiko, kažkas nestandartinio ir tikrai, net užgniaužė žadą. Patiko tas, kad prisitaikai prie situacijos, kadangi praktiškai mes neturėjom scenarijaus, plius minus, bet ir moki pakeist, moki prisitaikyti, moki pastumti vieną dalį, kitą dalį. Su svečiais fantastiškai, visi apie tave vien geriausi atsiliepimai. Čia žmonės jau svajoja, kaip tave į balius kvies. Labai smagu. Mes esam tikrai sužavėtos. Taip, labai daug netikėtumo. Kai tikiesi, kad bus viena, bet būna visiškai kita. Ir tada sukasi galvoja, kaip tai padaryta, kaip čia viskas, čia paslėptas yra. Tarp kitko jau 2 kartus ant kabliuko pakliuvau. Labai šiaip fainas, nes bendraujantis su visais, prieina tiek prie jauno, tiek prie seno, randa kalbą. Ir ne tai, kad aš atsiriboju ir aš čia nebendrauju, kol neteis mano eilė. Su visais pasėdi, su visais pasišnekam. Šneka taip gerai, kad ir rankom viskas nuostabu. Neturiu komplimentų. Daugiau turiu komplimentų, neturiu priekaištų. Šiaip labai faina, kad mato kiekvieną žmogų ir žino, kaip prie kiekvieno prieiti. Nėra taip, kad, universalus. Ir vardus visus atsimena, aš neatsiminčiau. Mums labai patiko, mes labai džiaugiamės, kad teko pabuvoti. Iš tiesų pirmą kartą pamatėm Edgaro pasirodymą, bet esam labai nustebinti ir maloniai nustebinti. Žiauriai įtraukė, žiauriai užbūrė, cool. Afigienai. Jeigu kalbant apie žmogų, nedaug mes bendravom, bet šiltas, malonus, su visais randantis bendrą kalbą. Tai Edgarai, respekt. Aš tai pasakyčiau trumpai, laiku ir vietoj.